Paskutinės emocijos prieš renginį, kaip jaučiatės? Bijau. Labai bijot? Bijau suklysti, bijau pasimesti, bijau paleisti žodį, bijau nusišnekėti, bijau. Kas jums buvo sunkiausia viso renginio organizavimo metu? Nominacijas montuot! Štai matome grimavimo komandą. Čia kas mus išdažė, nusišypsė. Čia mūsų antakiukas. Aš tą mergaitę vadinu antakiuku. Nes jinai yra antakiukas. Jinai turi kozirį tokį gerą, išmeta vieną antakį ir labai baisu būna. A ne antakiuk? Taip. Bet atsumas yra. Jo. Tik tau užaus. Labadiena. Labas. Liko 15 minučių. Žiauru. Ar žiauru, ar nežiauru? Žiauru. Man nepatika, kad tyliai groja muzonas. Jo, reikia kažkaip pranešti. Aš norėjau jums užduoti klausimą. Kai jūs išgirdote, kad šitas renginys bus organizuojamas, kokios buvo emocijos? Ką žinau, nebeatsimenu. Dabar aš labai bijau. Ko labiausiai bijot? Bijau susivelti scenarijų. Bijau nepadainuoti, bijau žodžių, bijau kalbėti. O gal žodžius jūs pasimkit ant pianino visgi? Ne? Nes... Aš manau, kad jo, gal tik reikės padaryti. Na, sakykit, ką nors greitai. Žinau, tai klausk. Gerai. Ar jau laukėte šitos dienos? Dienos aš ilgai laukiau, blemba, ir dabar labai kažkaip keista, kad neatėjo. Labai bijau, kad žmonių nesusirinks, nes kažkaip renginys tikrai fainas bus. Nu, vat, būtų vėl, jeigu neteitų. Dabar užsiminėjau paskutiniu momentu kojų mankštinimu, nes šoksiu pirmą kartą. Galiu paklausti, kas buvo sunkiausia man renginio. Tai vat kas buvo sunkiausia? Keltis į susirinkimus anksti iš tikrųjų buvo sunku ir buvo sunku patikėti tuo, kad mes visgi galim padaryti tą renginį. Tas buvo sunkiausia. Visa kita malonumas. O kaip su nugara? Ai, apie radikulitą mano. Nu, jau čia kelinta diena šokdama, turėjau traumą, pasitempiau nugarą. Kaip jaudinasi, nežinau, net ne viskas, viso, labai žiauru kažkaip. Dabar patrenki galvą į sieną. Gal nerodyk mūsų. Čia Raimonda, mūsų paparadzis mūsų. Prašau, apsisukti, aš atrodysiu, kad jūs tikrai paparadzis. Va, paparadzis. Jo, bet mes jam nusisamdėm ir labai brangiai mokėjom, nes jinai yra geriausia fotografija Holivude. O gal matėt vedėją renginio netyčia? Jis apačioje laikraštį skaito vadovų. Tai tegul jisai eina greičiau čia. Va. Jo, nes biškai kažkaip matome. Šos. Aš būsiu pats intelektualiausias žmogus šiame renginyje. Man dėl to yra truputėlį tik tai graudu. Bet aš įsidėjom pilnametę. Kas buvo jums sunkiausia organizuojant šitą renginį? Pasakyti taip. Kodėl? Todėl, kad kai... Ne, koks tokiais klausimais, viskas buvo labai paprasta. Tiesiog taip viskas įvyko. Ar esat laimingas, kad čia dalyvaujate? Žiauri, o tai būtų, ar esi laiminga, kad čia dalyvauji? Ne. Kad? Ne, tikrai labai viskas smagu, puikiai paruoštas renginys. Manau, kad atgarsiai skambės dar ilgus šimtmečius. Tai gali būti bakalauro tema – evoliucija. Tai gali būti
mūza. Žmonės gali išeiti verkdami iš čia. Žmonės gali atsistoti ir šokti ant kėdžių. Bet man jau žinok ragas, va dabar aš jaunintis pradėjau. Ką daryti? Tai jau vyksta praktiškai. Girdi, žmonės tūsinasi be mūsų. O ten daug žmonių? Žiauriai daug žmonių ir jie tavęs laukia. Ar bijote šito renginio? Pagal kas taip, Nu, kodėl jūs tokias panašiai? nes bijau, kad batai nukris ir kojas paslyst ir bus ant žemės. Spygliai. Man patinka tada. Tu kur ką nors? Greičiau viskas, jeigu prasideda, bus labai gerai viskas. Aš žinau. Ką manote apie spyglius? Spyglius. Apie kuriuos spyglius ar medžių? Apie slyvą kelnėse. Nu, įdomus jūsų uždavinėjami klausimai, sakyčiau. Slyvą kelnėse. Mano kelnėse. Tavo kelnėse tai man. Pomidorų. Čia užmėsi klaustuką, kai montuosi gerai. Spygliai. O kas jūsų kelnėse? Elys. Sunku atsakyti iš tą klausimą, kas mūsų kelnėse. Paklausiu, Kuriuose? susiminėtai sekėsi. O kai sekėsi susivinėti? Dėkui, pastarąsias kokias 2 savaitės esame beveik be miego, bet džiaugiuosi, kad visą tai pasidarė. Taip matosi, maišai kabo po akim. Maišai makiažo. Spygliai. Iš prieš tai sakė, kad tipo jūs tokios gražios būsite, o dabar Žiauriai. čia kabo. Tai yra pačios gražiausias mano padėjėjos, kokios galėtų tik tai būti šitam univerė. O ne merginos? Ne, mes tik padėjome. Padėjėjos, baisiai. Tu bežionėlė, jį padėjo, aš spygliai. Greičiau prasidėti. Aš tai turiu tokių klausimų. Nagai. Akį žiūrėtum. Na. Aš groju dabar gerai. Aš galiu susimokti. Ar jums važiuoja stogas ar ne? Nevažiuoja, man yra biškai kažkaip, kad čia lievai, kad tų dėstytojų mažai. Čia kažkokius vaizdus rodo ir visiems labai juokinga. Nu tai tegu atsisėda ir juokinasi čia vieni.